Reikia pripažinti, kad Lietuvos ekonomika atsigauna ir kad šitas procesas ypač paspartėjo pirmąjį šių metų pusmetį. Tačiau šį kartą skirtingai nuo 10 metų senumo įvykių turbūt atsigausime ne taip sparčiai ir ne taip greitai, kadangi susidurėme su naujais iššūkiais. Tai yra pasaulio ekonomikos atsigavimas, kuris prasidėjo 10 metų pradžioje, iš tikrųjų dabar praranda pagreitį, daugelis ekonomikos skatinimo programų baigėsi. Ir kai kuriom šalim prognozuojama netgi pakartotinė recesija. Tačiau aš nebūčiau toks labai skeptiškas ir pesimistiškas šito požiūriu ir manyčiau, kad ko gero antrosios recesijos nebus, tačiau bus ekonomikos augimo tempo sulėtėjimas, o tai yra bloga žinia mūsų eksportuotojams, kadangi iš tiesų Lietuvai eksportas sudaro Lietuvoje tikrai didelę mūsų verslo ir mūsų ekonomikos dalį. Dar vienas veiksnys, kuris mums šiek tiek kelia nerimą, yra infliacijos paūmėjimas. Jisai kol kas susijęs tik tai su dviem prekių grupėmis, tai yra su energetiniais ištekliais ir su maisto produktais, kurie pastaruoju metu pradėjo brangti dėl derliaus, dėl kitų dalykų. Tačiau jeigu šitas procesas išplistų dar ir į kitas produktų ir prekių grupės, tai be abejo Lietuva patirtų nemažų nuostolių dėl tos vadinamosios sąnaudinės infliacijos, kuri sumažina mūsų gamintojų pelno normą ir kuri, tai ko gero dar svarbiau, mažina mūsų žmonių perkamąją galią. Ir tai gerokai pristabdytų vidaus rinkos atsigavimo procesą, kuris yra tikrai kritiškai svarbus mūsų ekonomikos atsigavimui. Eksporto situacija yra patenkinama. Šiuo metu daugelis ūkio sektorių atrodo daug geriau negu prieš metus, tačiau jeigu mes palygintumėm eksporto rodiklius su 2008 metų, tai yra prieš krizinių metų rodikliais, ypač pirmojo pusmečio, tai mes matome, kad iš esmės dar 90% sektorių eksportavo mažiau negu prieš kriziniais 2008 metais. Ir tai tik tai rodo, koks nelengvas tas kelias mūsų, toks, sakyčiau, dabar atsidurėme savotiškoje tarpinėje stotelėje. Atrodome geriau negu praėjusiais metais, bet vis dar atrodome prasčiau negu 2008 metais.